Sveiki, aš esu Mangirdas ir čia yra mano komanda Bytefood. Mes dalyvavom konkurse Idėja 2009. Konkursas organizuotas VU studentų atstovybės. Tai yra marketingo konkursas, kuriame reikės sugalvoti savo produktą. Mūsų produktas sugalvojo bičas Adomas. Domai, plačiau. Aš jau gatvėje ir pagalvojau, kad visai fainas dalykas turėtų būti griaužiamas pieštukas. Iš saldymedžio. Aš vieną Olandą pažinau, kuris visą laiką griaužia saldymedį. Tai va, su šitą idėją visi užsidegėm ir pradėjom daryti. Nuobodus etapas buvo, kai reikia pildyti ataskaitas. Kiek mes jį pildėm? 4? 3. Bet žiauriai normalu. Žiauriai. Po to atėjo, reikėjo kurti partizaninį, iš vis reklamą, ne? Tautydai, man atrodo, šovai, gal reikia pagaminti kioskelį. Tai va, atvažiavom į senukus, susipirkom statybinių medžiagų. Kiek ten buvo? O mes dar važiavom iki Grigiškės porą kartų, pirkom kartoną. Ir tą mažą Toyota Corolla, bet tokius lakštus kartoną ir varom plentu. Tipo, toks milžiniškas spoileris kartoną kyšo pro bagažinę, ten buvo labai smagu. Gerai, kad ne žiema buvo, tai būtum sušalę. Jo, buvo visiškai ne žiema ir pro bagažinę nesnigo. Jo. Pirmą vakarą konstravom bent jau tą karkasą sukonstruoti visą, baigėm kada 4 ryto. Ir kam įdomu, gali pasižiūrėti dar YouTube yra Mangirdo channelį, kaip mes ten statom. Jo, yra filmukas ir video medžiagos dar yra daug nepanaudotos. Ir nereikia nes naudoti. Antrą vakarą irgi maždaug panašiai, bet pabaigėm. Tas buvo 4 ir 5 iš ryto jau važiavom prie VU. Darėm Ekofaką. Dalinom kakavą ir liepėm žmonėms padaryti savo svajonių paštuką. Padarėm paprastus paštukus ir priklijavom tokį popieriaus lakštį ir galą ir galėjo nupaišyti priklijuoti, kai nors padaryti ir tų paštukus rinkom jėgą. Bet prie VU surinkam kažkur 100. Dar prie katedros buvom kitą dieną, ne? Ar tą pačią. Ir virėm kakavą, tas buvo irgi labai smagu ir grojom gerą muziką. Paštukus turėjom nuvežti į tą parodą, nuvežėm, žydiškai įsirengėm 2 stendus, ne vieną. Kadangi vienas stendas buvo mūsų tas didelis kioskas, o kitas stendas kaip ir privalo būti. Įdomi idėja buvo su stendu. Su stendu mes irgi vieną vakarą kaip tik prie SA kambarėlį šitam žaidimui brainstorminom, ką reikia padaryti. Ir buvom labai jau nusivažiavę, bet kažkaip pavyko sugrįžti prie pagrindinės žinutės ir atėjo mūsų idėja, kad reikia daryti virtuvę. Ne, ten, ką mes norim pasakyti? Nu, valgomi pieštukai, man ir atsisko, nu tai ir valgom tos pieštukus. Taip ir gavos ta idėja, kad mes padarėm tokį romantišką stalą, romantišką vakarienę, kur sėdėjo ten su taurėm ir visur buvo pieštukai, pieštukų tortas, pieštukų sriuba, servetėlė, serviruota, toks žvakutės dega. Tada, nu, kad viskas būtų tikroviškai, buvo pieštukų vynas, kad būtų viskas, kad tikroviškai atrodo. Petavom viską. Buvom turbūt vienintelis stendas, kuriam nebuvo jokios informacijos ar reklamos, buvo tiesiog kažkokia šyza. Netgi ir ten sėdėjo gyvi žmonės, tai gyvi žmonės buvo Emilija ir aš. Ir čia buvo toks raudonas šniurelis, kad maždaug nedrįsk prieiti ir nedrįsk kalbėti. Ten buvo idėja, kad jeigu mūsų kas nors klausia, pavyzdžiui, o ką čia darot? Aš taip, Emilija, sakyk, ką nors. Nes mes nieko nešnekėjom. Po to ten atrinko 10 komandų, kurios turėjo dar apsiginti savo darbą arba jį pristatyti porą minučių. Bet mes, ačiū Dievui, buvom pasirengę kaip ir kalbą iš anksčiau. Ir pristatėm savo tą idėją, kaip ir visas kitas komandas. Ir užėmėm šudiniausią vietą. Antrą vietą. Ja. Nes antrą vietą yra šudiniausia dėl to, kad jinai būna arčiausiai pirmos ir būna mažiausiai lieka tiktais. Ir štai, kad į šudiniausią vietą gavom prizų daug, bet turbūt didžiausias prizas buvo mums tai, kad vienas iš vertintojų iš komisijos narių priėjo prie mūsų privačiai ir paklausė, ar nenorėtumėm to įgyvendinti. Ir mums tai buvo kaip ir didžiausias vertinimas ir laimėjimas. Ir dabar šitą idėją dar vystoma, todėl kažko ypatingo dar pasakyti negaliu. Aš iš vis pradėjau manyti, kad to konkurso paslaptis, jeigu noriu iš vis turbūt idėjos paslaptis yra tai, kad kuo idėja paprastesnė ir žmogui greičiau suprantama, tuo geresnė ir tuo sėkmingesnė bus. Nes buvo tikrai gerų idėjų, bet jos buvo pakankamai kompleksiškos. Ir gan sunkiai suprantamos ir pritaikyti, nors jos buvo geras. Bet turbūt paprasta idėja ir paprastai suprantama, kaip panaudoti yra pati geriausia. Visos idėjos esmė, kad pieštukas su saldymedžio gali būti. Labai paprasta.